Šią savaitę nemaža dalis jūsų sudalyvavo marketingo kampanijoje, kuri vadinosi Skirma. Tai buvo pristatoma tipo grupės daina personažo vardu. Ir tam buvo pasitelkti net 4 video. Visi įtaigus, visi turintys savo prasmę ir tikslą. Pirmiausia, buvo supažindinama su pačiu personažu. Pačiu pirmu žodžiu buvo pristatomas vardas ir nuoroda, kad tai personažas. Publika buvo audrinama. Paskui antru klipu buvo reaguojama į publikos reakciją, nes buvo susilaukta nemažai grasinimų, nemažai manipulacijų, nemažai iš karto bandymų stabdyti video pasirodymą. Kai kas netgi pamatė tą personažą savyje. Trečiu video dar buvo labiau eskaluojama situacija, kada iš tikrųjų buvo gauta įvairiausių žinučių, įvairiausių manipulacijų, įvairiausių grasinimų, kad tik video daina nepasirodytų. Ir paskutinis final akordas buvo kaip ir vienos pusės bandymas nuraminti, lyg tai atsiprašymas, lyg tai pagaliau kažkas pasiekė savo tikslą ir dainos nebus. Bet tai buvo marketingo triukas. Ir štai po visų 4 etapų paleidžiama daina. Yra daugybė iš jūsų, kas tikėjosi kažkokio tai skandalo, kažkokios informacinės bombos apie savo fantazijose susigalvotus reiškinius. Bet pagrindinis tikslas iš tikrųjų buvo tipo grupės daina. Ir jūs kartu sudalyvavote labai neblogoje marketingo pamokėlėje ir kūrybinėme procese. Ir visus tokius dalykus mes iš tikrųjų mokiname Sąmonės universitete mdu.lt. O dabar, kad nereikėtų visokiems advokatams, komentatoriams ir kitiems, kas manęs baisiai nekenčia, ieškoti kur, ką, kaip aš pasakiau ir bandyti prisikabinėti, štai aš pateikiu absoliučiai visą eigą šios marketingo kampanijos. Tad ačiū Jums, kad dalyvavote eksperimente. Malonaus žiūrėjimo. Skirma. Šį personažą žino daugelis lietuvių. Jis aršiai ir liguistai puola įvairius žmonės. Ir primetat, gavau apie jį tokią medžiagą, kad net sunku patikėti, kad taip gali būti. Nu tikrai netikėjau. Klausinėjau, stebėjau, bet tai faktas. Tai nenuginčiama. Tai juodu ant balto. Tai skandalinga. Ši informacija buvo realiai slepiama, ignoruojama. Po šios informacijos paviešinimo viskas jums atrodys kitaip. Tiesiog sakau, gana. Užtenka tylėti ir tą medžiagą reikia paviešinti. Ir reikia, kad ją pamatytų kuo daugiau žmonių. Ir čia jūs galite man padėti. Čia komentare bus nuoroda, kur penktadienį po laidos Riba 77 TV YouTube kanale bus skelbiama ši skandalinga informacija. Tai premjera, kurios bijoma labiau už bet ką. Pasidalinkite tą nuorodą. Pažymėkite. Pasižymėkite. Tai labai svarbu, nes tiesa yra svarbu. Ačiū Jums iš karto. Penktadienį premjera, kuri supurtys visą Lietuvą. Jūs net neįsivaizduojate, kiek grasinimų, kiek spaudimo, kiek neapykantos ir pamazgų pilimo susilaukiau, kai paskelbiau, kad bus paviešinta info apie Skirmą. Baimės akys didelės. Dar net neišgirdus apie ką visą tai, jau grasinama susidorojimu. Kūriamas melas, pajungiama armija botų ir komentuojama ginant tam tikrą žmogų. Tai ypatingai jautri informacija, tai skandalas. Taip krenta kaukės, taip parodomi tikrieji veidai. Jūs privalote pamatyti, suprasti, atsimerkti. Tiesos grasinimais nepaslėpsi. Premjera 77 TV YouTube kanale šį penktadienį 21 valandą.
Pristatomas Skirma. Subscribe. Enjoy. Ne, net nejuokinga. Skambina šiandien toks vienas ir iš pradžių rėkia, grasina, paskui maldauja neviešinti video apie Skirmą. Rašo pažįstami žmonės, sako, nereikia, gal tegu savo gyvena. Ne, vyrai, moterys, berniukai ir mergaitės. Video privalo pamatyti visi. Nepadės žliumbimai, nepadės apeliavimai į sąžinę, manipuliacijos ir užpirktų babanių raudos. 77 TV kanale YouTube šį penktadienį 21 valandą Skirma visu savo gražumu. Apgailestauju. Atsiprašau, kad suklaidinau. Tam tikros povandeninės srovės yra stipresnės nei tiesa, kuri turėjo išvysti dienos šviesą. Deja, bet turiu paskelbti tokį tekstą, siekdamas išvengti teisinių pasekmių. Aš, Ugnius Kiguolis, paskelbiau tikrovės neatitinkančią. Jūs ką? Tikrai pagalvojate, kad kažkas turi tokių įtakingų draugų, kad galėtų priversti mane neskelbti video? Išsipurtykite galvas, nes tiesa nebijo botų, tiesa nebijo pamazgų, tiesa yra svarbu ir ji bus paskelbta šiandien 21 valandą per 77 TV YouTube kanale. Dalinkitės. Tebūnie šviesa. Papasakosiu aš istoriją apie šunį Skirmą, kurio gyvenimas atrodo lyg iš prasto filmo.